Man Ernestas tokį laišką, sveiki radistai, norėčiau, kad patikrintumėt, ar mano mergina yra ištikima man. Man kyla įtarimas, kad ji draugauja su kitu, jos vardas yra Laura, ji žavi, liekna, linksma. Aš su Laura draugauju jau 3 metus, man ji labai rūpi, bet nežinau, ar aš jai rūpiau. Galimas dalykas apsimest kitų vaikinukų, kuriam numerį davė jos gera draugė Eurika. Gerai, pabandom. Hebra, galit jūs per zipfm.lt parašyti, kas klausot internetu, kas klausot per bangas. Klausau? Labas, Laura. Labas. Netrukdau tavęs. Ne, o su kuo kalbu? Tomas. Labai štai gerai. Yes. Nu gerai, galim kalbėti. Kaip tu? Aš gerai. Tokia paslaptinga kažkokia šiandien. Tu įsijungęs gal sekas kalbėti? Jo, žinok, nes mano sugedo kažkas telefoną atsitiko, tai dabar tik taip galiu kalbėti. Tikiuosi nieko to. Ne, viskas gerai, tik savaidą girdžiu. Sorry, žinok, bet tai mano kažkaip visi sako, kad net pažįsta, nesuprantu, kas čia yra patrankau, atrodo, bet kažkas, nežinau, nešiau į taisyklę, bet nieko neveikia. Nu, žodžiu, nesvarbu. Aišku. Kaip tu? Gerai. Tokia nustebus. Kažkaip net pažįstu balsą tavo. Aš sakau, kažkas va, atrodo, nereik, žinai, ir nesupranti, kas daras. Na. Klausyk. Taip. Žinai, ko atskambinau? Ne. Kaip tau atrodo? Nežinau. Kodėl tau Tomas gali skambinti? Kaip? Kodėl gali skambinti aš tau? Na, aš nežinau, pasakyk. Nesakyk. Negaliu sakyti, kažkaip nekyla... Negaliu, nežinau, nu ką aš tau galiu pasakyti. Tiesiog norėjau tavo balsą išgirsti viskas. Rimtai? Jau. Oba. Taip kvailai jaučiuosi dabar, žinai. Tai kodėl? Ką žinau? Viskas okei, sakai? Tai aišku. Galiu gal dažniau paskambinti tau? Nu gali, jei tik nori. Aišku, kad nori, nes tą parodau. Nu, va. O galėčiau parodyti, ar kaip? Nu, tai padaryti. Nu, žinai, kartais sudėtinga, nes nežinau, ką tu galvoji iš vis ir viską. Nu, jo, bėda. Nu, ką žinau, ne visada, žinai, neįlysi į tave. Nes žinosi, ką tu mastu ir vanašiai. Ne. Bet aš šiaip tai galiu tau skambinti, galiu kiekvieną dieną po 3 kartus, žinau. Ne, tai pamokų metu tai nelabai išėjęs. Ne, tai... 3 kartus į dieną. Tu į pavyzdžiui po pamokų vieną kartą, tada vakare ir tada prieš einant miegot. Nu, gali bandyti. Palinkėsi, žinai, labos nakties. Taip. Ir dar duosiu tągi. Kaip tas vadinasi, bučkį tokį, kad, nu, tipo. O kodėl man čia kažkokį numerį rodoma tokį? O kokį turėtų rodyti? Nu, aš nežinau. Ne, kai aš sakau, skambinu dabar pasijungęs per tą paprastą namų. Aš žiūriu, kad man net toks. Ten 1-1 galas turi baigtis kažkaip. Ir 1-0, ja. Jo. Taip. Klausyk. Taip. Kaip keistas taip kalbėti, taip nelabai žinau. Tai gana, kad kalbėjau. Ką? Nu, jo, bet... 4 mėnesius. Jo, bet kažkaip tai, žinai. Nesiaudį taip. Nu, kad nelengva, žinai. Tai pasistenk. Gerai, palauksiu, kaupsiu. Nu, laukiu. Tai va, nu, Laura, iš tiesų, ką žinau, kodėl tau skambinu? Skambinu, nes kažkaip, nu, man norisi tau skambinti. Nu, tai gerai, tai ir skambinti. Tai užsimanai visi skambinti. Jo, bet tu skambintų gal tau, žinai, čia. Aš 3 kartus, koks dar Artūras 3 kartus, dar kas nors 3 kartus, tai žinai, pasimesi po to. Koks Artūras? Ne, aš ta prasme vardais. Šiaip tik, sakau, ale. Jeigu visi pradės skambinti, tai... Man niekas neskambina. Eik. Tai va, jo. Taip pat dar nieks nekabina tavęs panašiai, ne? Ne, nu...
Palikit paslapty šitą. Kur palikti šitą? Paslapty. Nu jo. Jo. Klaus. O nenorėtum kada nors, ką žinau, susitikti? Kada? O kada? Nu, turbūt po pamokų. Tai jo, nu... Ar tau sudėtinga kažkaip suplanuoti, suderinti? Palabiški, mama. O, mama. Ne, nieko to. Bet aš iš tikrųjų nežinau savaitgalį daugiau kada. Savaitgalį? Jo, nes ir pats tu būtų siemęs, ar ne? Jo, šiaip užsiemęs, bet žinai, kaip dėl tavęs aš galėčiau realiai skamesti. Ir kažką tai nuveikti žmogaus. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, nežinau, man, žinai, kartais bet ką gali veikti, kaip patinka žmogus, gali, nu, ta prasme, būti su to žmogumi ir daryti bet ką. Tai aš tiesiog nežinau, ką darytumėm, bet man smagu būti šalia tavęs. Matai, tai labai gerai. Gerai? Pavyzdžiui, nuneš šitą padėką ant sekcijos. Nu, tai kad nepamirščiau. Ir pasiždėti pamokų. Aha. Tai va, gerai. O ką tu pati galvo apie mane? Nu, sakyk ties, prasme, aš kažkaip nemėgstu, žinai, nu, kaip, tipo, kažką čia, tipo, telefonu gražiai kažką aš neka, o iš tikrųjų nieko taip nėra. Tai tiesiog, tu ką tu galvoji, aš sakyk. Ar sunku pasakyti? Ne, nesunku, kodėl. Nu, ką žinau. Tai aš pagalvot. Tai vat, nuo ko pradėti, nežinau, tikrai daug ką galvojau. Nu, kažką. Nežinau, bent aš kažkiek tau, tipo, patinku, nepatinku. Tai. Tuoj, ką tu ten darai? Nieko, mama slampinėja, tai žinai. Tai va, iš tikrųjų, iš pradžių galvojau, kai pradėjom bendrauti, kad, nu, toks esi nerimtas. Nu, sakiau, man atrodo, tai tau, kad toks tai nereikėčius. Ir ypač labai, nu, taip atrodydavo, kai susirašinėdavo ir vis neatrašinėdavo. Nu, tai toksai, atrodo, čia ir kabini, bet tuo pačiu ir nieko. Taip. Tai bet, o dabar nežinau. Keičias mano nuomonė. Į gerą pusę. Į gerą. Nu jo, bet supranti, tai prasme viskas yra gerai, kažkaip iš tavo pusės, bet yra tas vienas bet toks, ne? Yra. O ką tu apie tai, apie tą bet didelį galvoji? Jo, bet tai didelis, savai. Tu nori apgulinėti, ar ką? Ne, tikrųjų, aš ko noriu, tai pirmą noriu susitikti, su tavim pabendrauti realiai, nu, pamatyti kaip kas ir tada galvoti kažką. Nu jo, supratau, bet... O tai ką, Ernestas? Nu tai aišku, tai nežinotų apie tai. Ir šiaip aš nežinau, aš galvoju, kad aš jam sugriaučiau gyvenimą, jeigu jį palikčiau, nes jis belė mane myli ir nežinau iš tikrųjų. Bet nu kartais tas noras būti vienai, ta prasme, nu. Tai tu jo nebemyli? Ne, nėra taip, kad nebemyli. Aišku, yra tas 2 metai, tai prisirišimas ir viskas yra. Labai dar didelį spaudimą daro tai, kad šeimos mūsų bendraut pradėjo ir ta prasme tikrai taip labai gerai. Ir labai daug tikisi iš manęs jos, ta prasme tėvai ir durna taip. Okei. Klausyk, čia taip susakei man viską? Jo. Jo. Ne kažką. Ne kažką, Laura, tikrai ne kažką. Atrodo, dabar ir tau suteikiau vilčių ir kartu taip nelabai, ne? Nu, kaip čia pasakyti, žinai, tos viltis man. Jau 2 metai, ne?
Jo, Laurutė, klausyk. Aš dabar kažkaip turiu irgi šitos situacijos kažkaip įsikapanot, nes vis tik esu turbūt dabar tas žmogus, kuris padarė tai, kad Ernestas ko gero viską žino. Ką? Laura, tau skambina radio stotis Zip FM. Zip FM. Hebryte, dar taip kvailai nesijaučiau gyvenime. Bet kaip sakant, Ernestai, padėjom tau atvertą akytes, kaip kas yra iš tikrųjų.